Čia susirinkusių su tarptautinė darbo žmonių diena. Gegužės 1 tai yra dirbančiųjų ir Lietuvos gerovę kuriančiųjų šventė. Socialdemokratai pirmieji Lietuvoje dar 1891 metais pažymėjo gegužės 1 Kaune. Po 1 metų ši šventė jau buvo paminėta ir Vilniuje. Taip pat sveikinu šiandien čia susirinkusius ir profsąjungų narius, kurie gina žmonių teisės ir interesus, nes yra labai svarbu turėti gerą pusiausvyrą tarp darbdavio ir dirbančiųjų. Tik turint tokią aplinką, tokią situaciją darbo kolektyvuose, tik tada galima kalbėti apie gerovės valstybės kūrimą. Mėlėjai, šiandien yra dviguba šventė. Lietuva prieš 10 metų įstojo į Europos Sąjungą. Ir tuo metu, kada Lietuva tapo pilnateise Europos Sąjungos nare, socialdemokratai kaip tik buvo valdžioje. Tai yra didžiulis socialdemokratų nuopelnas. Galėčiau labai ilgai kalbėti apie pokyčius įvykusius per tą 10 metų laikotarpį. Bet šiandien turiu pasakyti, kad mes, socialdemokratai, kartu su Europos socialdemokratais esam pasiruošę ir einam sėkmingai į Europos Sąjungos parlamento rinkimus. Lietuvos socialdemokratai ir Europos socialdemokratai turi laimėti Europos Sąjungos parlamento rinkimuose. Ir aš manau, kad mes esam tam pasiruošę ir mes tikrai nugalėsim. Mėlėjai, naudodama šitą progą, norėčiau visus pakviesti čia dalyvaujančius, jūsų artimuosius, giminės, pažįstamus, kad mes ateitumėm visi į prezidento rinkimus. Zigmantas Balčytis turi laimėti ir turi būti Lietuvos Respublikos prezidentas. Tegyvuoja laisvė, lygybė ir solidarumas. Su gražia pavasario švente. Ačiū. Dėkojame gerbiamam premjerui.